Prašytume sveikinimo žodį tarti Lietuvos Respublikos vyriausybės vicekancleriui Remigijų Motuzą. Ačiū, gerbiami šios konferencijos dalyviai ir svečiai. Na, iš tikrųjų, Saulius Spurga davė toną, kad valstybės tarnyboje yra įprasta, kad kažkas kalbą vadovom parašo arba pasirašo ir mes ją skaitome. Čia kolega Saulius Spurga uždavė tokią toną, kad ji nėra skaitoma. Taip, iš tikrųjų, man teko 5 metų dirbti diplomatinį darbą Švedijoje. Ir aš tikrai buvau nustebęs, kad valstybės tarnautojai ten kalbų ar aukšto rango pareigūnai neskaito kalbų. Pavyzdžiui, išeina ministras pirmininkas vyriausybės programa, reiškia, sukviečiamas diplomatinis korpusas, ataskaita metinė ir panašiai. Išeina ir sako, laba diena, ir švediškai irgi yra, sako, sau. Aha, eidami, sako, į vyriausybę, žodžiu, mes, moderatai, žadėjome tą ir tą. Aha, seniai buvom valdžioj, pasirodo, ne taip paprasta yra įveikti tas problemas. Ir tada išskiria 2-3 dalykus, ką buvo įsipareigoję ir iš tikrai nebūnant labai gerai nežinant tos valstybės detalių, kadangi yra tiesioginė transliacija ir kiekvienam žmogui, tai iš tikrųjų ar turinčiam aukštą išsilavinimą, ar žemesnį išsilavinimą, aišku, ką ta vyriausybė padarė ir kodėl nepasisekė už tai, kad žmonių kalba tai paaiškina ir pripažįsta. Arba sako taip, kas būtų vėl neįprasta, sako socialdemokratam, kurie valdė, žodžiu, pasisekė geriau, mes kai buvom opozicijai galvojom taip, bet jie, žodžiu, mūsų idėją pagilino. Turbūt retas atvejis, kai mūsų irgi pasakytų, mūsų opozicija sako, kad viską, ką jie darė, yra blogai ir panašiai ir taip toliau, taip toliau. Iš tiesų ta kalba yra paprasta, dėl to kartais ir yra nesusikalbėjimas mūsų valstybėje, tarp valstybės tarnybos, politikos ir paprastų žmonių, kadangi mes išėję metinę vyriausybės ataskaitą, sakom, Lietuvos Respublikos tokia vyriausybė vykdydama tokių metų programą numatė 1560 priemonių ir taip toliau ir pradeda jas vardinti. Ir iš tikrųjų žmogui ir turinčiam išsilavinimą reikia labai gerai pamastyti. Manau, kad labai gerai, kad ši konferencija yra organizuojama su Riomerio universitetu, politikos ir vadybos fakultetu. Tikrai aš manau, kad jau studentiškame suole, jau studijų metu reikėtų rengtis valstybės tarnybai. Bet kita vertus, žinoma, mes po 90 metų daugelis iš čia paminame, kad mes pradėjome iš tikrųjų nuo nulio. Mes neturėjome savo valstybės tarnybos. Ir tikrai aš manau, kad vis dėlto per tą 20 metų mes įveikėme tą uždavinį ir turime pakankamai gerą valstybės tarnybą. Pritariu taip pat gerbiamam kancleriui Sauliui Spurgai, kad Riomerio universitetas tikrai parengė nemažai. Užvakar ir vakar turėjom konkursą vyriausybės kanceliarijoje, atranką į vieną pareigybę, kur yra, tai yra, žodžiu, gana, sakyčiau, ir paprasta, reiškia vyriausiojo specialisto, referento, padėjėjo, kaip tik mano vyriausybės vicekanclerio pirmojo, tai pretendavo, iš pradžių buvo 38 prašymai į tą vietą, žodžiu, o liko atėjo konkursą 32. Kiti per tą laikotarpį, kol visi, kadangi turėjo pasitikrinti savo kompetencijas ir užsienio kalbų žinias, kiti įsidarbino. Bet kas įdomiausia, kad jie dirba valstybės tarnyboje, dauguma iš jų. Valstybės sienos apsaugos departamente, informatikos ir ryšių departamente prie vidaus reikalų ministerijos. Dar, žodžiu, tą pavyzdį sakau sąmoningai dėl to, kad dar yra stereotipų. Turi kategoriją, yra valstybės tarnybai, bet sakau, jūs esat valstybės tarnautojas, ar jūs netrikdys, kad jums šalia analizės reiks kartais ir kavą padaryti, ir puodukus išplauti ir panašiai, tokiu būdu lyg nustumdami. Nesako, vis dėlto tai yra vyriausybės pastatas, žodžiu, lemiamas yra veiksnys vyriausybės kanceliarija, pavadinimas institucijos ir taip toliau, taip toliau. Dėl to jiem atrodo, kad tam pastate daugiau mokama, galbūt geresnės yra sąlygos. Dėl to manau, kad ta reforma vykdoma yra labai svarbi. Kad kur žmogus bedirbtų, ar vyriausybės kanceliarijoje, ar sienos apsaugos departamente prie ministerijos, jis gautų, jam reikėtų tų pačių kompetencijų ir jis gautų tokį pat atlyginimą. Iš kita vertus, manau, kad aišku, labai gerai, kad vyksta
vyksta konferencija, kad yra kompetencijos, bet kadangi dalyvauja daug studentų, vis dėlto aš pasisakyčiau už tai, kad valstybės tarnyboje dirbtų labai universalų žmonės. Vat kad matau ir savo pirmtaką, ministrą Algirdą Monkevičių, kuris yra ir daktaras, ir politikas, ir ministras. Aš taip pat asmeniškai irgi turbūt, jeigu, sakykime, esu ir turiu diplomatinį statusą, esu ir mokslo daktaras, dirbęs universitete, ir politikas, ir statutinis valstybės tarnautojas, ir nestatutinis valstybės tarnautojas ir panašiai. Aš asmeniškai tikrai džiaugiuosi, kad Osvaldo Šimaičio valstybės departamentas ryžtingai daro reformas. Aš asmeniškai pasisakau už 5 metų kadenciją pagal savo patirtį, nes viską, ką tu gali, kokiu tu turi idėjų, tu turi jas padaryti, įdiegti per 5 metus ir palikti, kad naujas idėjas toliau sugalvotų ir testų kiti atėję žmonės. Misija valstybės tarnautojai yra labai svarbi ir žinoma, čia irgi skiriasi. Pavyzdžiui, Švedijoje pats žodis valstybės tarnautojas įpareigoja, kad tai yra žmogus inteligentiškas, pirmiausia su kaklaraiščiu, nes kitose institucijose jo nedėvi kaklaraiščio, tai yra labai mandagus, etiškas, savaime pasitempęs, kaip mums kartais atrodo, kad toks turėtų būti kažko išsiskiriantis, sakykime, kunigas Lietuvoje. Tai iš tikrųjų vėl yra ilgametės tradicijos, kultūrinės tradicijos. Ir aš atsiprašau, kadangi čia yra studentų daug ir vis dėlto teko vadovauti pasirengimui pirmininkavimui ES tarybai po savo misijos diplomatinės Švedijai. Ir komandoje dirbo apie 100 žmonių, reiškia, kuriem buvo nuo 25 iki 35 metų. Kompetencijų daug, mūsų karta tiek jų neturi. 2, 3, 4 užsienio kalbos. Bet atsiprašau, bet tai yra labai svarbu, pristinga labai mažo, reiškia, elementarios etikos. Žodžiu, tai dėl to, sakyčiau, yra iš tikrųjų tas universalumas labai svarbus. Dėl to, sakykime, kita vertus, manau, kad valstybės tarnyba ir vakar klausimai stinga dar irgi mąstymo, planavimo. Jis sako, taip, aš atlieku, kiek man pasako, bet sakau, jūs turite pareigybinę instrukciją. Dauguma valstybės tarnautojų dabar dirbantis vardina tik tai, kad jie padaro, suspėja, ką duoda vadovas. Padaro, ką duoda vadovas. Dėl to švedai ir sako, kad jeigu mums valstybės tarnautojai, politikai, vadovai, jeigu mums švedų tautai kažkas duotų lietuvių darbštumą ir prie to pridėti švedų strateginį mąstymą, tai būtų super valstybė Europoje. Reiškia, darbštumas ir strateginis mąstymas. Dėl to aš manau, kad iš tikrųjų tas reforma kompetencijų prasme yra nepaprastai svarbi. Manau, kad šiandien mūsų tarnyba yra ambicinga, Lietuva padarė didžiausią pažangą, lyginant su kitom Europos valstybėm, kad ir Latvija, Vengrija, Slovenija, Slovakija, aš su panu Paulium Skardžiumi buvome visiškai neseniai vasario 1 dieną Vengrijai konferencijoje apie viešąjį administravimą. Ir tikrai, Pauliau, turbūt mes jautėmės ten labai gerai ir prie mūsų eina, kaip padariusių pažangą, domisi, jau nekalbant apie tai, kad ten buvo Afrikos valstybių atstovai, kurie, reiškia, tik pradeda reformuoti ar kurti savo valstybės tarnybą. Geras valstybės tarnybos vertinimas, kaip aš sakau, nors esam pasiekę, nereiškia, kad nereikia reformos. Dabartinės vyriausybės programoje yra nemažai tikslų susijusių su valstybės tarnybos tobulinimo, dalis jų jau yra gyvendinta. Yra sukurta moderni atrankos sistema, kurią domisi irgi kitos ES valstybės. Tačiau labai svarbu, kad visuomenė, matydama, kad į valstybės tarnybą atrenkama skaidriai ir objektyviai, ją tikrai patenka reikiamą kompetenciją turintis asmenys. Kadangi iš tikrųjų mes atliekame ypatingą vaidmenį ir kad mūsų priimami sprendimai liečia kiekvieno valstybės tarnautoją. Mūsų pareiga iš tikrųjų yra sukurti tokias struktūras, įdiegti tokius procesus, kurie valstybės tarnybą padarytų dar patrauklesnę. Tai turi būti paprastam žmogui tarnaujanti sistema, sudaryta iš profesionalių ir motyvuotų asmenybių. Su idėjomis, orientacija į rezultatus, ir žinoma, nes to nebijau tos skambaus žodžio, atsidavimu savo valstybei. Turime siekti, kaip ir visame pasaulyje,
taip ir Lietuvoje valstybės tarnybos darbas turėtų būti laikomas prestižiniu. Kaip tai pasiekti, manau, tam ir skirta ši konferencija, todėl linkiu gero darbo ir dinamiško keitimosi gerąją patirtimį. Kuo geriausias kloties. Labai ačiū vyriausybės